Sveiki, šiandien aš jums noriu pademonstruoti naujus pagalbinius prietaisus. Tai vienas iš jų yra speciali indukcinė kaitlentė neregiams. Tai vienas dalykas, kas čia yra labai gerai ant jos, tai yra tai, kad nors čia yra lygus paviršius, čia visur lygų, bet taktiliškai galima jausti, kurioje vietoje reikia statyti puodą. Maniškai yra 2 plytelių dydžio. Kitas dalykas, kas yra labai gerai, tai yra labai dideli mygtukai ir labai aiškus mygtukai. Ir kiekviena plytelė turi savo valdymą atskirai. Su šitais valdau kairę, su šitais valdau dešinę. Taigi, pavyzdžiui, dabar aš ant kairės esu padėjus puodą su vandeniu. Tai pavyzdžiui, galime įjungti. Taip, power off, power. Ir tada galime pasirinkti tokius nustatymus. Vienas iš nustatymų tai yra timeris. Pavyzdžiui, iš pradžių reikia nustatyti galingumą. Tai čia va galima didinti, mažinti, kiek tik nori. Tada reikia nustatyti laipsnius. Šiaip yra labai gera funkcija laipsnių. Todėl kad labai yra aktualu šiais laikais, ant kiek galima kaitinti įvairius aliejus, kad neįsisavinti organizmą įvairiausių karcerogeninių medžiagų, tai yra tikrai aktualu. Ir taip, dabar trečias yra timeris ir čia aš... Oi, ne. Sorry, aš šiandien tik ją gavau. Va, tarkime, aš nustačiau minutės timerį. Viskas, dabar timeris, viskas jau... Ir dabar, kadangi aš nustačiau minutę, tai kas minutė, prasme ne kas minutė, kas sekundę man ir sakys, kas 10 norėjau pasakyti. Kas 10 sekundžių man sakys, kiek liko, o jeigu būčiau nustačius ten 2 ar 3 minutės, tada informuotų kas minutę ir dabar, kai tik minutė likus, dabar liko 30. Tai kas yra gerai, kad kai timeris baigia veikti, jinai automatiškai išsijungia. Va, dabar 5 sekundės liko. Ir viskas, timer complete reiškia, kad jinai pati išsijungia. Išjungia ją pats timeris. Na ir dabar čia kelis kartus informuos, kad temperature high, kad reiškia atsargiai neliesti, nors čia nieko čia baisaus nėra. Tai va, labai faina iš tikrųjų tai, kad yra timeris, kad pats išsijungia. Taip pat faina, kad galima laipsnius nusistatyti, kad yra labai ryškus mygtukai liečiami. Na ir visos kitos funkcijos, aišku, taip pat fainos. Na, o dabar pereisim prie kito prietaiso. Čia yra kalbanti karšto oro gruzintuvė. Tai jinai kažkodėl kalba labai garsiai. Labai garsiai kalba ir ta prasme, nežinau, gal čia ne tik žmonėms su regos negalia, bet ir su dalinė klausos negalia skirta, aš taip juokauju. Ir čia yra, įvairios programos. Bulvės ant 108, žuvis ant 108 20 minučių, daržovės, sparneliai, mėsa ir yra standartinis 200 laipsnių 18 minučių. Ir aš, pavyzdžiui, dabar noriu, tarkim, jums pademonstruoti. 200 Grad. Jums pademonstruoti. Tai man reikia nustatyti, tarkim, 1 minutę. Va, dabar spausiu startą. Start. 100
90 Grad. 1 Minute. Nu va, dabar pasakė, kad čia ant 190 laipsnių 1 minutę. 1 minutę jinai čia dabar Restzeit 50 Sekunden. keps. Ir žodžiu, dabar čia jinai vėl sakys, kas 10 sekundžių kiek liko. Jeigu būčiau nustačius ten kokias 2 minutės ar 3, tai Restzeit 40 Sekunden. būtų sakius kas minutę. Ir kai liks 10 sekundžių, patys pamatysit, kas Restzeit bus. 30 Sekunden. Nu, tikrai reikia priprasti prie tokio garsaus, nu labai garsiai. Nu, priprasiu, ką padarysi, reiks priprasti. Restzeit 20 Sekunden. Reiks priprast. Ir dabar va, kai liks 10, jinai pradės skaičiuoti. Va, 8, 7, po vieną. 6, A, tuoj sproksim. 4. Ir va dar, Temperatur der Fritteuse hoch. pasigirsta toks čaižus garsas. Tipo, bėk greitai, bėk, išsitrauka, išsikepiai. Ir dar priedo dabar jinai sakys, nežinau, gal ten, nežinau, 2 minutės, kad gruzdintuvės temperatūra yra aukšta. Tai aš kaip juokauju. Temperatur der Fritteuse hoch. Ir jeigu mane tai įkyrėja, aš paimu ir ištraukiu iš rozetės, kad jinai nekalbėtų, nes kalba ir kalba. Šiaip, kaip aš juokauju dabar, tai čia yra Cobalt gamintojas, ten irgi yra Cobalt gamintojas, bet vienas kalba angliškai, kitas vokiškai, tai žodžiu, anglas su vokietė susikukuos, kaip sakant. Ir kas čia dar, va, galiu parodyti, oi, čia dabar biški karšta, o čia vidus. Kas man patinka, tai va čia, pavyzdžiui, yra grotelės, kurios lengvai išsiema. Šita gruzintuvė neužima daug vietos. Šitą dalį galima dėti į indaplovę drąsiai. Galima grotelės ištraukti. Ir ten gal, pavyzdžiui, kažką aliejų įkepti. Kokias purgas reiks pabandyti iškepti. Tai va, tokie bairiai nauji.